Modestas Furmanavičius jau žaidė Europos taurėje, rungtynėse Stambule. Starto penkete jo nematome, bet tikiu, kad jis šį vakarą gali tapti svarbia susitikimo dalimi. Čia Regimantas Miniotas ilgokai ieškojo būdų atlikti perdavimą Mekovulų. Mekovulų stumdosi su Tauro Jogėla, turi jėgos persvarą ir Kristianas Mekovulų. Jeffrey Tayloras į baudos aikštelę, platų žingsnį, kairė ranka ir 2 taškai nuo lentos. Lygiai taip pat, kai darė per apšilimą, per rutinas. Kantriai žaidžia Tayloras, įsiveda dabar Liujisą į baudos aikštelę, graži verpstė, 2 taškai. Ta frazė 2 taškai ištarė, nors kamuolys krepšininko karjeros metus. Nesusišneka Jonava, Mekovulų po krepšiu, dar 2 taškai. Mekovulų, na tikrai. Bet drąsiai atakuoja iš toli ir pataiko. Žemaitis visiškai laisvas, vėl nesusišneka Jonava, vėl moka brangią kainą. Vilniaus Wolves, puikus pataikymas į žaidimo, 5 iš 7 dvitaškių, su visų lauksime Kaune. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtė, pusfinalis 20, kodas, su kuriuo galite gauti bilietus į pusfinalio dienos rungtynes su 20% nuolaida. Jogėla nugarą į krepšį, gerai palaiko gyvą driblingą, bando atakuoti Beručką, praranda kamuolį. Nesėkmingas ten Edvino Šeškaus skirtumų Gerisonas Bruksas. Gražiai suranda Vitalijų Kozį ir Gerisono Brukso rezultatyvus perdavimas. Ir prieš tai minėjai, kad Kozys puikiai perdavimas, tiesa jis vos neprarado kamuolio. Dabar Eigardo Žukausko eilė apstumdyti Gandija-Rosą. Gandija-Rosa šoko, bet neturėjo jokių vilčių. Su Jogėla, Furmanavičium, Gandija-Rosa ir Larsonu. Vaidui Kariniauskui prieš save pamatyti Rainą Larsoną yra tiesiog kaip bedirbęs ir Jonavoje ne vieną sezoną. Su Kęstučiu Naruševičium. Brukso dėjimą. Brukso 2 rankom, kad metimais po vieną, o čia dar kartą Bruksas bruka iš viršų. Neblogą perdavimą atliko Dominykas Černius, labai staigiai sureagavęs ir tokiu vienu lietimu suradęs komandos draugą. Čia neblogas perdavimas, baigėsi 2 taškais Jonavos krepšį. Sėkmingesnė Vilniaus Wolves atkarpa ir Jonavos vyriausias treneris. Tik dabar kyla nuo parketo, 5 prieš 4 žaidė šeimininkai. Ir vis dar jie žaidžia 5 prieš 4 ir galiausiai keičia užtvaros kampą Miniotas, atsilaisvina metimui, pašokdina tenais Liujisą ir metimas flauteris, lengvas, kaip pukelis krenta į krepšį. 42-41 Kozys prieš žemesnį oponentą, apsisukimas per kairį petį, perdavimas Mekovulų ir 2 taškai. Puikiai sąveikauja aukštaūgiai, Vitalijus Kozys šiuo metu aikštėje su Miniotu, su Mekovulų, labai aukštas penketas. Ir tuo pačiu ir Kariniauskas ir Salaimonas tikrai irgi aukšti savo pozicijai krepšininkai. Liujisas. Ui, kokį čia stogą vaksuoja Mekovulų. Miniotas iš to susierzinimo. Tas blokas, gražiai įsukamas kamuolys, beveik visi žaidėjai paliečia kamuolį. Čia beveik jo nepraranda Tayloras. Kozys iš toli. Vitalijus Kozys, kaip ir minėjau, dabar ketvirtą pražangą išprovokuoja Jeffrey Tayloras, jau turintis ir 10 atkovotų kamuolių šį vakarą. Geras Kariniausko perdavimas ir Vitalijus Kozys iš viršaus. Čia dar kartą. Puikus Kozio kirtimas po krepšiu ir triuškintis dėjimas iš viršaus. Galiausiai kamuolį išleidžia už aikštės ribų. Lietu žingsnių čia Jankūno stiliumi dešinę ranką pelno. Aišku, žaidė Madrido realią startinę penketos ribotą rolę, bet kokiu atveju tai yra labai talentingas krepšininkas daugumoje krepšinio aspektų, kaip ir prasiveržimai ir užbaigimai kairę ranką. Ir žaidė, išsirenka ginamosius Jonavos bet komandą. Čia Tayloras atakuoja Jogėlą po driblingo. Ir 2 taškus su pražanga. Kokia verpstė ir koks Tayloro rungtynės, bet dar syk tas apsisukimas. Atrodo, kad tiesiog vietoje apsisuka žaidėjas, kai taip yra puikiai įvaldytas tas būtent verpstės judėjimas. Tiems, kurie jų dar neturi, primenam, pusfinalis 20 yra tas kodas, su kuriuo galite įsigyti bilietus su nuolaida į pusfinalio dienos rungtynės. Žiūrėkime, ką bus paruošęs Nedas Pacevičius po minutės pertraukėlės. Salaimonas paliekamas laisvas, nesusikalba gynybo Jonava. Kristupas Žemaitis palei galinę liniją. Jo perdavimas Žukauskui, gražiai atlikta ataka ir... Reikės jį pasaugoti Virginijui Šeškui.
Ketvirtai kilinukais ir pradedant atsarginių žaidėjų suolelio. Čia neblogas perdavimas Bruksui ir Gerisonas Bruksas. Reikės jį pasaugoti Virginijui Šeškui. Ketvirtai kilinukais ir pradedant atsarginių žaidėjų suolelio. Čia neblogas perdavimas Bruksui ir Gerisonas Bruksas. 21 taškas ir dabar 2 atkovoti kamuoliai, tai viskas jo statistikos protokole. Bruksas parodo, jog ne tik įkrauti kamuolį gali iš viršaus. Ir vėl tas, kas pirmas slystelės, eidamas šituo lynu, kol kas abi komandos atakuoja rezultatyviai. Ketvirtajame kėlinuke Tayloras pratęsė tą didžiausią persvarą, kokią turėjo Jonava šį vakar. Žemaitis iš toli nukerpa tą pranašumą 3 taškais. Kristupas Žemaitis su Saleimonu Miniotu, Mekovulu ir Koziu. Daro prasiveržimo erdvė su Laimonu ir 2 taškai su pražanga. Kokybiškai išpildytas Vilniaus komandos derinys. Ima priminti, koks jis gali būti pavojingas puolime. Na tikrai, jo čiurnos trauma apskritai buvo lūžio taškas. Salemonas iš toli 3 taškai su pražanga. Minutės iki susitikimo pabaigos. Ir Rašydas Salemonas dar įžiebė viltį. Keletą metrų atkovoja Jonava tuo paskutiniu bandymu, bet patys ir klysta. Brukso perimtas kamuolys, perdavimas į kampą, ten Žemaitis. Bandomas paspausti ir Liujisas, Liujiso perdavimas Jogėlai, 8 sekundės atakai, Tauras Jogėla. Dar kartą Furmanavičiui. Furmanavičius įsiveržė į baudos aikštelę. Netaiklus jo metimas ir kamuolys kesnis negu gali pasirodyti. Klysta gynyboje. Wolves nenubaudžia jų Mičovičius. Greitame puolime 2 taškai su pražanga. Kristupas Žemaitis po krepšiu. Kaip ir minėjau, bet kokiu atveju Jonavai reikia būti atsargiems. Prameta baudą, kamuolį atkovoja Mičovičius. Žinoma, kad niekur neskubės, bet klysta Jonava. Žemaitis iš toli dar galėjo gražinti bent kažkokį intrigos spindulį į šias paskutinės sekundės. Dabar jau Šeškus kabina kamuolį Kreišmanto. Jonava galėjo laikyti kamuolį iki galo, bet pasinaudoja varžovų suteiktą galimybę. Saleimonas iš toli dar įskraidina vieną tritaškį.